ryškumu ir sodrumu, raudonlankų skarų gausa. Virš lininių marškinių merginos sėdėjo net iki 5 sijonų vienu metu. Viršutinis dryžuotas išilgadryžis, antro iš eilės sijonų labai gražios pažemės. Todėl mergaitės žygiuodamos keliu drąsiai galėjo pasikaišyti viršutinį. Prijuostės taipogi išilgadryžės, plačios, raudonai baltos. Labai įdomaus sukirpimo yra žemaitiškos liemenės, kurių sukirpimas konstrukcija perimta iš ankstesnėsias antyro arba dar ankstesnės renesanso mados, tai yra pakelta talija. Vaikinai dovanojo savo merginą moterim šlifuoto gintaro karolius, kuriais žemaitės labai mėgo puoštis. Netikėjusios mergelės galvas puošė rankenis, o ištekėjusios rišdavosi skaras, surišdavo ant kaktos ir palikdavo styroti kampelius ragelius. Vyrų madoj yra ilgos, glostyta nugara, žalios ir mėgos. Būtinai pilnas kostiumas susideda dar iš liemenės, metrinės skrybėlės, aulinių batų.